O čia yra labai įdomi vieta. Aš kaip vidinių konfliktų specialistė, kai padedu aiškintis tą vidinį, kodėl man taip yra, dažnai pastebiu, kad žmonės perima kitų žmonių kolektyvinius įpročius. Įsivaizduokit, kad savivertė yra kaip pamatas namo, kur yra išmūryta iš akmenų. Ir kai pasižiūri į tos akmenys, tu matai, kad pusė jų arba trūksta, arba yra net ne tavo. Na, vat iš kartos į kartą, moteris moteriai, vyras vyrui, gali būti ir priešingos lytys priešingai lyčiai, perdada kažkokį sunkų akmenį, nes patys tempė ir nežinojo, kur padėti, nemokėjo palikti ir nebetempti, tai štai vaikelį perduodu tau, tas vaikas įsimūrija tą akmenį savo į pamatus. O vėliau stebisi, kad blembački pamatai kaip ir mano, bet tarsi iš svetimų akmenų. Tai kodėl tai svarbu? Kai bandom kelti savivertę, tai tarsi bandom ją kelti ant nestabilių pamatų. Nu, įsivaizduokit tokias statybas. Jūs norite pakelti namą, pastatyti pirmą, antrą aukštą, bet pamatai yra kiauri. Švilpauja vėjas, sunkėsi vanduo, gyvena žiurkės. Ar ten kokie nors kiti padarai. Čia aš taip, kaip sakoma, išpučiu, bet įsivaizduokit, kad kiekvienas vatas, tai vėjas, vanduo yra kažkokia išorinė arba net vidinė jėga, kuri tave stabdo, blokuoja, varžo ir taip toliau. Tai ar gali gyventi tokiam name, kur pamatas, nekažin koks? Gali, bet ar pasiekmės bus? Bus. Ką mes darom? Kai turim tokius prastus pamatus, mes pasistatom namą, tas namas yra iš išorinių atributų. Kas yra išoriniai atributai? Automobilis, namas, diplomai, pasiekimai, neretai išvaizda.